Visa tai atsitiko, kai dalyvavau Vietnamo kare. Aš buvau sraigtasparnio pilotu. Man dalyvaujant vienoje operacijoje, mano sraigtasparnį pašovė, jis nukrito ir sudužo. Kiti kareiviai suradę sraigtasparnį ištraukė mane iš nuolaužų, tačiau to nelabai prisimenu dėl tada buvusio didelio streso. Kas man buvo labai įdomu ir labai netikėta, tai kad to įvykio metu aš nejaučiau jokio skausmo. Pamenu, kaip mane ištraukė iš nuolaužų, paguldė po kažkokiu krūmų džiunglyse ir tuo metu man galvoje pradėjo aplinkui viskas suktis ir visas vaizdas akyse susiliejo. Ir tuo momentu aš pirmą kartą pradėjau prašyti Dievo ir derėtis. Padėk man, prašau, aš būsiu labai geras ir viską padarysiu, ką reikia. Dieve, prašau, ištrauk mane iš čia. Ir vis kartojau. Prašau, neleisk man mirti, neleisk man mirti. Tuo metu man buvo tikrai labai baisu. Aš noriu pažymėti, kad visą gyvenimą mano požiūris į religiją buvo pakankamai skeptiškas. Aš vis galvojau, kad Dievas mus sukūrė kažkokiais silpnais, nepilnaverčiais, o iš mūsų reikalauja neproporcingai daug, kad mes viską vykdytume, kaip Jis nori. Tarsi pagal pilną programą. Ir Jis reikalauja iš mūsų labai daug, tačiau mainais už tai nieko nežada. Ir už tai dar jį reikia mylėti. Taigi, gulint krūmuose, staiga viskas aplinkui pasidarė labai tamsu, tiesiog juoda. Ir tada aš supratau, kad jokios išeities nėra. Ir matyt, man ateina galas. Tačiau staiga netikėtai man pasidarė labai gera bei lengva ir aš tada pradėjau galvoti, kasgi man darosi. Ir tada aš supratau, kad aš mirštu. Aš aiškiai supratau, jog fiziškai mirštu ir tuo metu aš nustojau melstis. Kaip ir daugelis žmonių, aš galvojau, kad mirimo procesas yra kažkoks siaubingas dalykas. Tačiau iš tikrųjų mano patirtis parodo, kad mirtis yra labai malonus dalykas, malonus procesas. Aš visiškai susitaikiau su mirtimi ir nustojau derėtis su Dievu, pilnai suvokdamas, jog mano gyvenimas baigėsi. Ir staiga aš pamačiau stipriausią šviesą, tarsi šviestų tūkstančiai saulių, ir kai ją pamačiau, man pasidarė labai gera. Ši neapsakomai balta ir meilės spinduliuojanti šviesa priartėjo prie manęs. Ir kaip supratau, tai ir buvo Dievas, kuris yra ir šviesa, ir meilė. Kaip aš tada suvokiau, Dievo esmė yra būtent meilė ir šviesa. Šiai šviesai artėjant prie manęs, aš pradėjau plėstis. Ir tarsi prasidėjo mano naujas gyvenimas. Man atėjo naujas suvokimas, naujos žinios. Aš galėjau matyti kiekvieną molekulę, kiekvieną atomą. Aplink save mačiau augalų ir vandens molekulės bei atomus. Ir turiu pasakyti, jog tai įvyko 1970 metais, kai apie tai dar nebuvo nei dokumentinių filmų, nebuvo ir interneto, ir aš nei nežinojau, kaip jie atrodo, nes nebuvo tiek daug prieinamų žinių šaltinių kaip dabar. Ši baltoji šviesa mane visą apgaubė, ir Dievas man davė suprasti, kad Jis mane saugo, ir telepatiškai perdavė man savo mintis. Dievas man leido suprasti, kad aš išsiplėsiu per visą kosmosą, per visą visatą, ir aš viską žinosiu. Ir tuo metu į mane įsiliejo kažkokia didžiulė galia, ir toji galia buvo tokio stiprumo, kad aš nė negalvojau, kad tokia galia iš viso gali būti net pas patį Dievą. Ir tada, kai pajutau, jog aš išsiplėčiau, kai pajutau savyje begalinę galią, aš pats sau pasakiau, jog aš esu super Dievas.
Aš pradėjau didžiuotis, jog esu didžiulis, esu svarbus bei galingas ir galbūt net visagalis. Ir tada Dievas man parodė tarsi viziją ir pamačiau, kad Dievas mane laiko tarsi savo delne kaip kažkokį mažą kūdikį ir jis man pasakė: pažiūrėk, štai koks tu iš tikrųjų esi. Taigi, nors aš jaučiausi didžiuliu ir visagaliu, bet žiūrint Dievo akimis, aš buvau labai ir labai mažas, telpantis jo delne. Tada aš pajutau, kad aš Dievui patinku ir kad jis didžiuojasi manimi, lygiai taip, kaip ir tėvai myli ir didžiuojasi savo kūdikiu, taip ir Dievas džiaugiasi manimi. Tačiau man buvo sunku tai priimti ir aš vis tik galvojau, kad aš juk esu kažkoks didžiulis, galingas superdievas. Ir tada aš pajutau, kad Dievas man tarsi nusišypsojo ir pasakė: netgi jeigu tu suvoki save superdievu, suvoki save galingu bei visagaliu, tai netgi ir šioje būsenoje tu negali nei suprasti, nei suvokti, kas aš esu iš tikrųjų. Taigi mes negalime suprasti, kas iš tikrųjų mes esame anoje pusėje. Būnant anapus ir turint visas žinias, mes ir tada negalėsime suprasti bei suvokti, kasgi iš tikrųjų yra Dievas. Jis yra daug galingesnis bei daug didingesnis, nei mes galėtume bandyti įsivaizduoti. Taigi toji situacija, taip sakant, mane pastatė į vietą. Ir nežinau kodėl, bet staiga aš suvokiau, kad neturiu jokio kūno. Aš pradėjau tarsi čiupinėti save ir supratau, kad lyg ir galiu save paliesti, bet iš kitos pusės aš supratau, kad neturiu jokio fizinio kūno. Aš bandžiau į save pažiūrėti, bet savęs nepamačiau, tačiau aš pilnai jaučiausi savimi. Dievas man tada pasakė: tu juk išsiplėsi, tu būsi visur. Ir tada man kažkaip atėjo mintis, kad galbūt reiktų grįžti į savo kūną, bet prisiminiau, kad tai yra siaubingas dalykas, nes kūnas yra labai ankštas, labai mažas ir tame kūne labai nemalonu. Kas mane ypatingai nustebino, kas tiesiog pribloškė, tai Dievo meilė. Jo meilė yra neapsakoma, tiesiog stulbinanti. Gyvendami žemėje mes net negalime jos įsivaizduoti. Anapus nieko nėra neigiamo. Jeigu kažkokius neigiamus dalykus ar neigiamus aspektus galime bandyti įsivaizduoti ar padaryti čia žemėje, tai ten, anapus, nėra nieko neigiamo. Ir visi neigiami dalykai, kuriuos aš padariau savo gyvenime, jie visi išnyko. Dievo meilė viską išvalė ir panaikino viską, kas neigiama manyje. Dievo meilė buvo tokia stipri, kad aš net fiziškai ją galėjau jausti. Ir toji meilė buvo be jokių sąlygų. Buvo toks įspūdis, tarsi paneri į šiltą vandenį ir visų kūnų jauti šilumą. Taip aš jaučiau savo esybę Dievo meilę. Gerai atsimenu, kaip pagalvojau: taigi čia tikrai negali būti tas religinis Dievas, apie kurį mes galvojame. Ir aš prisiminiau, kaip žmonės atėję į bažnyčią stovi bažnyčios gale, nedrįsdami eiti toliau. Bet pavyzdžiui, mus mylintys tėvai juk nenori, kad mes stovėtume toli ir nedrįstume prieiti prie jų, ar prieš juos keliaklupsčiautume. Mano tėvai visada norėjo mane apkabinti iš meilės. Ir Dievui visiškai nėra jokio poreikio, kad mes jam tarnautume, kad jį garbintume ar jaustume jam kokią nors baimę. Dievas turi didžiulį poreikį mylėti ir todėl jis viską ir sukūrė, visą kūrinyje.
tačiau ne dėl to, kad visi klūpėtų ir šliaužiotų keliais prieš jį, ar jis galėtų valdyti bei dominuoti visoje kūrinyjoje. Dievas nori visus tik mylėti. Ir iš tikrųjų Dievas yra visiškai ne tai, apie ką mums pasakoja bažnyčia. Ir manęs niekas nesmerkė ir nebaudė už mano taip tariamas nuodėmes. Bet iš kitos pusės aš supratau, kad Dievas jėga tikrai nevers priartėti prie savęs prieš tavo valią, jeigu tu pats nenorėsi artėti prie Dievo. Juk yra laisva valia ir tu turi norėti būti arčiau Dievo. Ir jeigu nenorėsi, tu neartėsi prie Jo. Aš supratau, jog yra nesvarbu, ką neigiamo pridarei savo gyvenime. Jeigu tu nuoširdžiai ir pilnai priimi save, priimi atsakomybę ir nori susitikti su Dievu. Jeigu tu nori pas jį, tai tave tikrai priims. Viskas bus atleista, jeigu tik tu pats to nori, ir jis tikrai pasiims tave su savimi. Visa toji patirtis buvo visiškai netokia, ką aš įsivaizdavau, o ypač pats mirimo procesas. Taigi, aš esu toje stulbinančios palaimos būsenoje, aš esu džiaugsme ir staiga Dievas man sako, tu dar nesi pasiruošęs. O aš jam sakau, ne, aš esu pasiruošęs. Nejaugi manai mane siųsti atgal, aš tikrai nevyksiu atgal. Juk tu man parodėjai visą tą begalinę, besąlygišką meilę bei džiaugsmą ir dabar nori mane išsiųsti atgal? Išsiųsti mane atgal į tą sužalotą kūną, kur voliojasi mūšio lauke džiunglėse? Aš tikrai į ten negrįšiu. Net jeigu ir atsidursiu savo kūne, aš padarysiu viską, kad aš numirčiau. Ir tada aš pajutau Dievo griežtumą. Jis nebuvo piktas, pas jį buvo didžiulė meilė man, bet jis atsakė man labai griežtai. Tu nesupratai, tu viso šito negali paimti. Tik aš tau galiu viską leisti, tik aš galiu tau visą šitą duoti. Ir jeigu tu kada nors norėsi tai paimti, tas niekada nebus tavo. Ir tada aš viską suvokiau ir supratau, kad man reikia grįžti. Ir tuomet iš karto pajutau, kad aš neapsakomu greičiu skrendu atgal į savo kūną. Kai ligoninėje mane atgaivino, aš pilnai prisiminiau visą išgyventą priešmirtinę patirtį ir supratau, kad viskas, kas vyksta mūsų gyvenime, visi tie nemalonumai yra kažkokios smulkmenos, kažkokie nereikšmingi dalykai. Taigi, viską, ką darai teigiamo ar neigiamo, tai neturi reikšmės. Tu vis tiek atsidursi pas Dievą. Esmė yra tame, ar būdamas toks, koks esi, ar tu norėsi eiti pas Dievą. Ir svarbiausias dalykas yra būti nuoširdžiam, tikram, sąžiningam pačiam savo. Supratau, kad anapus nėra vietos jokioms neigiamoms emocijoms. Ten negalima padaryti nieko neigiamo. Todėl šiame gyvenime mums reikia išmokti gyventi teigiamai ir mylėti vienas kitą. Ir aš pajutau tarsi Dievo liūdesį dėl to, ką mes darome vieni kitiems blogo, neigiamo bei netinkamo. Todėl šiame gyvenime mums reikia išmokti mylėti ir save, ir vienas kitą.